Labas rytas. Tai va, pirmas mūsų rytas Graikijoje. Jau man kiša akinukus. Einam kokias be kepurės. Dar nėra taip karšta. Čia graikiškas 5. Tai čia dar yra. O čia va jau važiuoja tiesiai į City. Gerai, keliavam pasiimti mašinos ir žiūrėsim. Blemba, žinot žmonės, dabar 10 valandų. O aš jau šlapokas. Kaip tau rajonas? Man bet čia nieko. Vis dar keliavom pasiimti mašiniuko. Ir matom, kaip sakant, daug pastatų apleista ir daug mašinų pastebėjom. Nu, kaktusas didelis. O ten bananus kažkas augina, čia garsas toks, kad nespjauna žolę. Kaip garsiai. Dabar keliausim, išbandysim, kaip viskas yra. Žiauriai karšta. Važiuojam dabar į Lidlą. Graikiškas Lidlas, keliaujam, apsižiūrėsim, ką turi skanaus. Nu, šuniukas laukia. Viskas taip pat kaip lygiai galima. Telekas turi būt padešinė. Visokių. Einam, apžiūrėsim džimas, kas gero. O tai jau va, puškiasi. Čia keliai, kaip matot, superiniai. Kaip tau keliukai? Sveikučiai. Nu ką, po išbandymo atvažiavom įsimaudyt. Čia gražu. Čia akmenuotas, bet normaliai. Ką, neriam? Neblogai. Einam pažiūrėt, ką gero turi kaviniai. Guldėjim 15 svarų 2 žmonėm. Visiškai nešalta. Atsirgi čia akmenis. O, iš karto. Nu ir kaip? Nėra taip. Akmuo. Akmuo, palauk, čia akmuo. Tai gerai, aš šitą akmens. O, pasisekė kurmelis ant akmens. Normaliai. Na, kaip maudynės pirmos? Normaliai, bet sunku buvo. Aš einam truputį pasišildyti ir pavėsiais. Jo, einam pasišildysim. Dabar degam, žiūrėkit mano rankas. Nu, normaliai. Nesimato, rytoj matysis. Tai kur pavešit? Važiuosim? Nu tai davai, imk raktelius, vesk ir važiuojam. Ir į baseiną įkrysi. Let's go. Nu va, jau liftas sutvarkė, einam išbandysim. Nebijok, prispaudė knopkių triušis. Čia tu prispaudė. Dabar jau varom visų greičių, nuo kalniuko. Liftas tai toks įdomus. Wow. Nu, bičas yra toks. Very small, quiet.
pietaujam. Keliavom lėktuvų žiūrėti pagaliau. Šilta kaip nežinia kur, dabar 7:30. Patikėk. Let's go į apačią. Man jau patiko. Būtų audronė, tai tave paimtų namo. Turistai nusileido. Tuoj leisis. Mūsų balandėlis nebijai. Parvažiuoja. Taip, lėktuvo belaukiam, dar vis laukiam, visi laukia žmonės, tiek čia laukia žmonės, visi pasiruošę. Kas čia, parvaro. Ir visėtka. Nu, čia visi laukia lėktuvų. Labas rytas visiems, yra šiandien kas? Trečiadienis, apie 28 laipsniai, mes šiandien kalno, leidžiamės į nuostabų paplūdimį. Daug dievą nesu. Važiavo mašinai, taip žinokit gerai, atrodo šalta, tai ir taip debesų buvo. O išlendam, aš nežinau, kaip jorkaitė, žinot, jau pakaitinta. Čia yra pats miestas, į kurias mes gal vėliau eisim, dabar eisim tiesiai į beachą. Nu, mes tokie įdomus žmonės. Pasistatė mašiną toliausiai nuo beacho, nors čia galima buvo važiuoti. Nu, saulė veikia turbūt. Pažiūrėsim, kas čia per beachas. Antra maudynių diena. Gerai, kad vanduo šaltesnis, žinokit. Nes čia neatsigaivintum visiškai. Mes dabar aš jaučiu, kaip mano net svyla. Vanduo tai labai skaidrus, kol kas šalta lys. Daivinam su GoPro. Neturim daiviningo įrangos, tai daivinam su GoPro. Galvojom, mes jau kad sudegsim iš vis, nes taip jau buvo karšta, tai gerai, kad radom atsigaivinti. Paliekam paplūdimį, iš kur tokį rankšluostį gavai paplūdimišką. Man panašu, kad ar tik ne iš viešbučio pasiskolinat. Tikrai ne. Mano tas melagystėm kvepia. Nu, keliaujam. Keliaujam dabar į kalną. Apie 800 metrų per karščius. Tikėkime, stabdžiai suveiks. Let's go, einam į miestą. Pažiūrėsim, kas gražaus. Mes maudėmės va ten, kažkur apačioj.
Let's go. O, dviratininkai atvažiavo, paliko dviračius, nusprendė žemiau nebesileisti. O čia yra kavinė, va, ant pačio jūros kranto. Nu, sakyčiau, visai nice. Ir čia viešbutis turbūt. O čia tokių kelių reikia žygiuoti link mūsų vietos. Aš nežinau, kaip jinai vadinasi, bet video tikrai matėt, užfilmavau. Nu, pažiūrėsim, ar mes taip atgal sukaisim eidami. Šiaip žmonės visi atgal eina labai sukaitę. Tai va, pamatysime. Na, jeigu mano žmona koja neįsisuks, bus gerai. Bet vaizdai gražus, aš nieko negaliu pasakyti. Tokia ramybė. Ir sutinkam visokių žmonių, tiek lenkų, tiek vokiečių, tiek nežinau kokių tautybių. Bet vokiečių daug iš tikrųjų. Einam, pažiūrėsim, ar verta čia grūstis. Nu, aš manau, bus apie pusę valandos. Lemma čia dar normaliai eiti. Turbūt kitur jau kelias bus geresnis. Kelias tikrai ne su vaikais, kaip matot. Žmonės po truputį žygiuoja. Va, žmogus pamiršo batus ir nesiskundžia. Maladėts. Aš matau, galime į kitą pusę plaukti. Žmonių daug. Geros naujienos. Mes beveik daėjom. Jau liko paskutiniai žingsniai žmonių, kaip prišikta. Čia nežinia, ar įsimaudėsi normaliai. Nuomonė jūsų? Aš pasilaikysiu. Dėl tokio vaizdo. Visai einam kitą pusę pažiūrėsim. Nieko nenustebina, žinokit. Ir kiek jam žmonių sutikom, jo, čia sako verta nieko. Ne, silkynas kažkoks. Visiškas. Sunkiai, bet eina. Oh my god, mes dar eisim ten, kur viešbutis. Nu, gal įpusėjom, nežinau, neįpusėjom. Kaip įspūdžiai? Susilaikysiu. Nu, Pavadėlį. Katinukas. Salamandras. Gražu, bet ne ant tiek, kad tiek eiti. O čia torpeda tokia ilga. Ir čia galima į viršų turbūt užlipti. Jo, galima į viršų. Nu, ilga torpeda. Kas čia yra? Panašus į laimą, bet ne laimas. Panašus į kyvį, bet ne kyvį. Kas? Kabačiok kažkoks. Nežinom ir mes. Atvažiavom į vietinį dekatloną. Einam skėčio ieškoti, kad nereikėtų nuomoti. Pažiūrėsim, ar čia spekuliantų gera parduotuvė. Kainos labai geros, visko. Yra tiek daug visko, kad net neįsivaizduoju. Bet viskas pigiai, labai pigiai. Tai visai... Aš noriu su UV. Čia yra su UV, čia tokių skėčių. 2 meters. Šitas aukštas? Nu, atėjom link miesto pusės. Ne, nenumušiu. Čia yra krantinė. Viskas gražiai. Panašu? Turbūt, kad taip. Very nice. Good job. Mes einam dar link miestuko. Περίεργα κοιτάνε, μα δεν με βοηθάνε. Βγάλ' τα πέρα, μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας. Γαμώ το πορτοφόλι μας. Γαμώ το πορτοφόλι μας. Ketvirtadienis, mūsų pusryčiai. Čia atrodo kaip šeima visą valgo. Skanu? Šiandien 34. Karštis nežmoniškas. Šiandien bus iki 34, einam rūbų įsiskalbti. Nes jau prikaupė maišą. Reikėtų. Lemma, žinokit, kol vietą suradom, turbūt 20 minučių praėjo. Graikiška BP. Nu ir va, matom kuro kainas. Benzinas kaip nekeista brangiau, o dizelis čia pigiau, o pas mus atvirkščiai viskas. Nežinau, kaip jie ten viršui stovi, ten dar kažkiau turėtų būti.
Atėjom į Old Towną. Dar vis ieškom Laundry. Čia greit galima pasiklysti. Nu, va, yra jaunimo keliautę sutikom. Kuris čia dviratis, tik nežinau. Šitas ar kitas. Nu, va, kiviai tokie, sakyčiau, didokie. Pas jūs tokių nėra, o kas toliau. Mango irgi labai didelį. Kaip nekeista. Mango va didelį. Ir aišku, beauty. Gražioji. O kokias gervogės įdomios, tokias įdomesnės. Kitokios truputį. Skalbėm rūbus ir mes sutikom iš New York. New York keliavo žmogus 100 country. Ir smagu sutikti. Važiavom į salos apačią, nu ne pačią apačią, bet vienu žodžiu, fainai, visai kitą pusę, auga visko. Einam į kavinę, pasižiūrėsim kas skanaus. Gražu, čia galima apsistoti, bet labiau primena tokia, nežinau. Važiavom į Sacharos dykumą. Karšta, žiauriai, žinokit. Jo, čia turbūt žolės. Daug žolių. Nelysiu aš. Kepam kaip džiūvėsi. Mūsų paplūdimys dar už grotų. Einam į įėjimą ir einam pliuškentis. Šalta? Bet čia kaip... Oh my god, kaip šalta. Vienu žodžiu, važiavome į 2 vietas ieškot. Taip gavosi, kad ten žolių krantas. Ir taip eksprontu važiavom, nuomojau, nes buvau pavargęs, dabar atsigavau vėl. Radom nuostabiausią bičių. Dabar tai šilta, kaip lendėjau antrą kartą. Nu ką, prausimės lauke. Važiuosim. Greit važiuosim pietaut. Kaip pasimaudėt? Gerai. Oi, tavo kepurė, tai žinok, reiks plauti. Čia mūsų kepėjas pagrindinis. O, yra kepėjas. Vištytė. Kebab. Kavienė prasideda. Žiūrėsim, kaip įveiksim. Eismas didelis. Einam. Reikia žiūrėti, nes čia važiuoja kaip kas nori, jeigu pėsčių eina labai daug, tai neapsimoka ir praleidinėti. Korfu pagrindinė gatvė. Korfu gyvenimas vyksta ant kiekvieno kampelio parduotuvės, aš nežinau kaip čia visi laiko haja, bet labai daug, visur, ko tik nori galima nusipirkti. Samišis, miestas Samišis. Jo, miestas gatvės gatvelės, jeigu nežinai iš pačių, galima ir pasimest. O čia jau Kusenai. Joana,
Čia turbūt Graikija. Pasrytas. Nuo ledų. Labas rytas pietus. Nuo ledų šiandien. Laukiam. Kokį norim nuvalgyti, mašiną nepritepti, žiauriai karštą. Važiuojam prie jūros. Važiuojam ten kažkur į paplūdimį. Iloniukas laukia, mašiniukę. Kepa tiesiog. Ar čia nėra tai blogai mašinai? Čia gal nėra tai blogai mašinai? Oi, čia tai šaldytuvas. Ten tai kepykla, viso, lekiam. Graikiškas vaibas. Žmonių labai mažai. Tai visai smagu, man patinka, kaip mažai žmonių. Visur visokių šūdniekių. Įdomu, kaip prekybam sekasi. Miega po mašiną, šildosi. Matau irgi nelegalus, su nelegaliais skėčiais. Man truputį bangų yra. Nukeliaujam, išbandysim Graikijos bangos. Šalta? O, shit, kaip šalta. Nesitikėjau, ne, čia tik reikia lyst. Nu va, labai graži vieta, galiu pasakyti. Man patinka, tau? Oh my goodness. Reišus jau beveik... Oh shit. Bet labai Kornvalį primena pagal vandenį, ne tokį? Nu, vaizdai kitokie, bet jo, viskas linksma. Primena Kornvalį iš tikrųjų pagal jūrą. Truputį kitoks vanduo, bet irgi skaidrumas. Bangytės eina. Smėlėt. Visiška kiaulė. Mažausia. Eisiu maudytis vaikai. Šitas toks driežas. Melinis. O mes keliaujam paieškoti, kas yra valgyti. Vienoj kavinėje nieko neradom. Radom, bet prie pat jūros, aišku, brangininkas, tai ką mums permokės, kaip sakant, kaip paini 100 metrų ir va, žiūrėk, čia yra štapytas. Va, Grill House, pažiūriu. Na va, radom, kaip sakant, paėję truputį toliau iš karto ko reikia, tai laukiam savo maistą. Na, kaip pavalgiai šitoj vietoj? Aš žinokit irgi, duodu labai gerus balus, kaina superinė ir šiaip viskas super. Good morning. Rainy. Rainy. Ne, vienodas nėra. Sveikinti su Iloniuku visą šutvę. Kuris čia tavo draugas? Labai piktas. Nežinau, buvo tie kažkokie ten. Jų labai daug čia. Nu taip. Ilonai alergija nuo katinukų. Nu taip. Čia daug šiandien. Viduje šitoj parduotuvytėje galima nusipirkti žolytės. Iškart jau susuktas, jeigu kas nemoka sukti kaip aš. Tai ten visas kasekas. Nu 16 eurų kur kasekas. Ne, tai yra ir ten kažkokie. Pas tave, gabalai. pas daktarą, va čia pardavėją galima nusipirkti. O, kiek lėktuvininkų. Čia žmonės apačioje laukia, tada lėktuvas leis. Nu, laukiam lėktuvų, kol kas nėra. Čia žmonės pietauja. Jau vakarieniauja. O mes lauksim, mes einam prie bažnyčios, pasižiūrėsim, kas gero. Einam pažiūrėsim, kas papozuos, kas kaip. Einam antinus gal pažiūrėtume. Visi gaudo gražius kadrus, o čia va. Jie čia geria. Atskrenda lėktuvas. Hello guys. Laukiam lėktuvo kitų krantų. Su draugais. Jie irgi žiūri lėktuvus vakarais. Na va, lėktuvo belaukiant, o kasgi čia?
Didysis paukštis parskrenda. Tiesiai į saulę nuskrydo. Paukščiai irgi stebisi. Kas čia toks didelis paukštis? Jam tiek pripratę prie tų lėktuvų, kad jau net neįbeįdomu. Tik čia. Labai sunkiai vaikštai. Va, Volderis sako, nelįsk prie manęs. Draugelis. O šitas toks gailis, tai geras, žiūrėk. Gražus. Šitas labai toks naminės katinukas pasakyti. Labai. O čia, kas jau nebegali saulės pakęsti, ateina. Ir visi, aišku, fotografuoja. Na va, visi apžiūrėjom mūsų bažnytėlę. Lėktuvą pamatėm, viską, kaip sakant, įgyvendinam. Nu, man saulė baigė nusileisti, auksinė valanda baigėsi. Visi laukia lėktuvo, nori padaryti gerų kadrų. Nu, mes nefilmavom, nes kadrų nedarėm. Tokie ekstremalai sugalvoja pasivažinėti. Mes tokiu atskrydam, tokiu pačiu. Nu, taip. Diskoteka nemokama. Nu, bando laivą vežti. Mes eisim vėl ten malaiktis. Mano balsas labai užkimęs. Basas nepaeitum ant smėlio tiesiog. Taip degina, kad šakės. Mes einam savo ramų, paplūdimį, kur žmonių, galima sakyti, zero, einam anksčiau akmenų. Čia tavo laivas. Oho, kaip šalta. O ne? Nu va, peršalau. Manau, su savo tam pandiškėm, jeigu girdit, kambarį užstatę, tai dabar jau balso beveik neturiu. Nusipirkau vaistų, vanduo ledinis, apie minus 15. Vanduo neblogas iš tikrųjų. Kaip įlendė, tik reikia dabar dar įlysti truputį į vidų ir jau bus išvis gerai. 1, 2, 3. Nu, mes taip ir įsikūrė. Man nusiskatukas. Atvažiavom į local kavinutę. Pasimaudėm. Dabar laukiam savo skanumynų. Tradicinis graikų patiekalas, gyros. Čia mėsa įeina, bulvyčių. Pakatavom. Dabar keliaujam į viešbutį. Čia kaip kurie žmonės apsistoja, nežinau, ką jie čia veikia. Good morning, į saulėtusios Graikijos. O, blema, karšta. Nu va, truputį apsirgom. Aš geriau jaučiuosi, bet dar pragertas balsas, nors negeriu. O žmona irgi truputį. Vykom į seniausią Korfų salos miestelį, kuris buvo įsteigtas 1357, 14 amžiui. Čia buvo 130 namų. Žiauriai karšta. Ja, einam čia. Pažiūrėsim, kol kas nieko labai daug nelikė. Nu, kai patinka statybos, gerai čia. Lipoška darydavo. Pažiūrėk, kokie didėliai. Gražus. Ką jis ten valgo, įdomu. Nieks nebeprižiūri jau. Einam pažiūrėti. Ar į vidų galima užeiti? Ne, užrakinta. Na va, gal tų laikų pagrindiniai vartai. Tas dar laikosi šiek ne taip. Einam pažiūrėsim toliau kas. Aišku, gaila, kad apleido viską ir niekas nieko nebeprižiūrim. Einam vidų pažiūrėsim. Jau nelabai turbūt safety ir vaikščiot. Nes gali kas užgriūti iš tikrųjų. Greit praeinam, tai kiek mes negriūs šiandien niekas. Pasižiūrim, o Jėzau Marija, čia jau viskas. Čia jau nieko nebepakeisi. Jo, čia jau geriau neit. Čia jau niekas nepadės. Viskas čia jau amen. Nu, mes matom dabar visą pastatą nuo aukščiau. Visą miestelį. Ir žiūrėsim.
Nu va, čia vietiniai ir gyvena. Įdomu, kaip čia jų gyvenimas. Nežinau, man čia mirtis tokia, nu, kavinė graži. Pasidėt gražu. O, viskas išjauta. Miestelis gražus. Nu, gražu, gražu. For sale, kainos nerašo. Ne, reikia skambinti numeriu. Investicijų čia reikia didelių. Oh my god, čia žiauriai. Čia viską reikia perdaryti. Viską. Čia jis ir degė akmenys, čia viskas jau šakės. Tu pažiūrėk jau, jie nebesilaikys taip stipriai. Na, kaip jums kaimelis, ar patinka? Koks vaibas jums čia? Čia nepraeisim. Jo, čia turbūt jau privatizuoti. Labai įdomi. Radome for sale. Nežinau, kam jie priklauso. Bet, pavyzdžiui, kas įsiperka ir kažkaip čia gyvena. Aš neįsivaizduoju, ką čia reikia. Atsirenovavo. Ir turbūt čilina. O šitas net renovuotas. Nu, apaščiuose. Kelias mašinom idealus. Didelėm. Kaip jie čia atvažiuoja. Vienos kavinės populiarios, kitos nelabai įdomi. Važiavom pavalgyti, gyrų, su nuostabiu vaizdu. Nu, va, čia mini tokie paplūdimiukai. O, vanduo tai žiauriai, kiek matau skaidrus, bet gilėja turbūt greitai. Castro Kitchen Bar. Paragausim maistą ir pasakysim, ar vertas dėmesio ant jūro kranto. Ir čia mini paplūdimiukai tokie. Beje, čia tiek mėsos, pas mus triušis sėdės, gal suės. Pamatysim. Tai va, kaip tau maistukas pasirodė šitą kaviniai? Nu, bet tik tiek, aš... Pasenuką geriausia. Pasenuką, kur buvom kol kas geriausia, kaip vadinasi, gyros. Nu va, čia toks paplūdimėlis. Einam, pažiūrėsim ten į galą, kur galima nueiti. Sunku čia su vieta iš tikrųjų, va mašinas atvažiuoja, neranda. Mes šiaip netaip radom. Keliaujam truputį pro gamtą, pažiūrėsim. Jeigu norit sudegti kaip driežai, va ten tiesiai ant akmenų. Kaip driežai įdegėt, grinai jau. O čia vat labiau pavėsis yra. Pigiau žiūrėk, Sunbed 6 umbrella tai 9. Nu jau, jau. Ne, bet mes už 2 mokėjom. Ak, tu, tai norėjai apgaut mus. Šiandien turbūt nesimaudysim, bet nieko baisaus, rytoj simaudysim. Rytoj pusę dieną jau turi mašiną, o visi Albania. O čia va, kas nori ekstremaliau pasimaudyti. Castro Kitchen, jeigu valgysite. Kaip jis vadinasi? Kitchen Bar. Gyros. Ne kas, žinokit, labai daug druskos, salotų mažai. Bet visą kitą aš nebandžiau. Tai milkšeikas buvo geras. Pas rytas, radom centre vietos. Einam pažiūrėti Ilona, kaip ta mašina nubraukė. Į va čia tiesiai. Kas čia atsitiko? Paliko mašiną, priparkavo kažkas, einam apžiūrėsim. Na va, kaip būna, kaip kažkas nubraukė mašiną ir netrenkėsi tą. Ir dabar kaip grįž žmogus. Gal net autobusas toks, raudona spalva. Čia pirmadienis, aš serganti kiaunė. Žmona, kaip žmona jaučiasi. Va, trešnės pasirodė yra. Mes nenorim visai trešnė kažkodėl. Gal nupirksime vėl. Nu, pažiūrėsim.
vodka. Čia rodo galima sėdėti tik su vodka. Nu, tai va, mes su vodka. Normaliai. Čia yra toks siauras tarpas. Jeigu dar visi pralindi praėjai, reiškia, nesi toks storas. Nu, žiūrima, aš palysiu. Palindau normaliai, tai dar nesu toks storas. Na ir vėl gaivus, rūbai švarus, į Angliją grįšim nesmirdantis. Kalbant dėl vietų mieste, tai žinokit kaip loterijai. Jeigu randi, tai laimi. Jeigu ne, taip ir sukiesi tam rate. Čia mūsų vartai gyvėjai. O čia va taip atrodo mūsų viešbučio važiavimas, tai parodysiu. Čia yra, nieks nevažiuoja, Holiday Calais. Ir čia tiesiai išeinam kitus viešbutis. Čia stotelė autobuso, o galim važiuoti dar rytoj važiuojam. Na va, mes turime low cost market, nu, nepasakyčiau, kad low cost. Spekuliantas ten. Visiškas spekuliantas. Nėra čia low cost tikrai. Meluoja kaip reikalas. Čia žmonės palydė saulutę. Aišku, ir mūsų draugai. Čia ledai labai prasti, nieks nepirkit. Labai prasti. Prasti, ne? Kaip išprotėję fotkinasi. Taksistas pastatė taip mašiną, padarė kamščius. Vietiniai nervuojasi. Atsiprašant, dėl tas negalėjo ką normaliai pastatyti. O Jėzau, kaip pikta moteris. Į darbą gal. Koks džiaugiškas gyvenimas. Labai pikta. Ką tik noriu pasakyti, yra visą laiką tokių kampų, vat. Ne ten pasuksi ir viskas, ir šakės. Nuvažiuoja neblogai nuo kelio. Čia yra vietinis kaip molas vadinamas, kaip kurie važiuoja tiesiai su motoroleriais, nes čia yra uostas ir ežeras. Važiuoja dėl to, kad nukerta labai didelį kampą iš tikrųjų. Sutaupo apie 10-15 minučių. Labas rytas. Morning. Monday morning. Monday morning. Kas? Mūsų braitoniečiai išvažiuoja. Nu tai gerai, išvažiuoja. Mes rytoj išvažiuojam. Paskutinė diena, oras nuostabus. Kaip visada, einam dabar, važiuojam tiksliau mašiną priduoti. Gaila, nenorėčiau priduoti dar mašinas, bet va, privertė žmona. Mašinytę atidavėm, ne taip toli namų, mus paleido. Keliaujam namo. Turistai keliauja namo. Tipinė graikiška mašina. Turi būti kažkas išlupta. Na, šitą gal nelabai važiuoja. Bet dažniausiai visos pamūštos. Viskas pamūšta. Mes mašiną pridėjom, gerai, kad mus pametė. Ir arčiau. Labai gerai įmonė. Balsavimo vokeliai, tai kaip pinigai sudėti. Kaip kyšis, o ten balsavimu, kad balsuotum už kažką. Aš galvoju iš pradžių, kad čia, kaip, žinai, Bauda? baudas, jo. O tik baudas galvoju. Tai va, mūsų ėjimas. Hi. That's it, we don't have any more car. We're going home tomorrow. Čia einam, čia žulytę tvarko. Čia vokai. Tai va, čia iškart car parkai. Ir kylam iškart viešbutis. Na, jau 100 kartų čia rodžiau šitą įėjimą. Nu, dar kartą greit parodysiu. Viešbutėlis mūsų ten kažkur langai. Viešbutis 75 metų, taip. Tai va, viešbutis 70 kažkur metų. Įeinam, ką mes matom. Čia yra tokia salė, aš to ateisiu. Čia priėjimas. Čia liftas. Ten tiesiai terasą iš karto. Greit parodysiu. Ten yra terasa. Čia vyksta baliukai vakare, neparodžiau. O čia visi va maudasi. Ten jūra nusileisti. Ir ten kas turi privačius kambarius su baseinu. Tai vat. Viskas atrodo visai fancy. O čia tokia va pasisėdėjimo aparatūra. Bariukas jau vakariais labiau dirba.
Geras projektas, man patinka. Nu, neatspėsit pagaliau, ką turim. Parodė. Įsvajotasis. Trešinūnas. Oh yeah. Pas spekuliantus pirkom, bet koks skirtumas? 5 eurų. Važiuojam antrą kartą į savo viešbučio paplūdimį. Nei kartą ir neišnaudojam. Ir už ką mes pinigus mokam. Gultai užimti, ne? Parazitai. Susideda rankšluosčius ir nenueisi. Va, čia galima ir praeiti. Toliau, gal čia vanduo vėliau pakyla, aš nežinau, bet dabar čia gali bet kas ateiti mūsų viešbučio prieigas. Ir naudotis mūsų gultais. Po tavo vietos negaunu. Na va, mūsų slėnyje kalnai. Ir ruonių yra vandenį, jeigu matosi kas nors. Nu jo, vanduo gražus. Vanduo gražus. Pasimaudyt galima. Dulė. Žiūrim, ką turim. Picūmą. Mano svajonių. Eina savo, kokie gražus. Na va, pasivaikščiojom muziejai. Pažiūrėjom visokių senų dalykų. Įdomu dar važiuoti dviratis, ar ne? Na va, mes vėl prie krantinės. Kaip sakant, aš jau sveikstu. Keliausim patys į City Center. Lucky diena, kad nėra saulės, nes mes čia iškeptum iš tikrųjų. Mes kol kas labai džiaugiamės, tikėkime, saulė neišlys greitai. Nu va, didysis, nežinau, kaip čia kas vadinamas, ar fortas, ar kas. Labai daug turistinių autobusų, čia vien turistai turbūt ir varo. Nu va, žmonės laukia, kad pakliūti fortą. Kas va sėdi, kas va dar ką nors, bet čia turbūt ligų ieškojimas. Nu, aš jau prasirgau, tai man nemotais. Nu kaip, patinka čia? Gražu, jo, čia mieste gražus, sutvarkyta viskas. Nesulyginsi kaip rajonas, už miesto ir čia. Viskas smagiai. Aš truputį deginos, be kepurės ir be akinių. Gal nesudegsiu. Na va, priėjom botanikos sodą. Viskas gražu. Einam, žiūrėsim. Ok, turbūt nėra toks didelis botanikos sodas, kaip aš įsivaizdavau, bet labai gražu viskas. Turistai einame su vėliavėlėm, nes nepasimestų. O čia, vat, nežinau, čia gal ir muziejus koks. Tai čia jau ir miestas iš tikrųjų. O kas čia per rūmai, gal žinai, galėtų man pasakyti? Aš kaip sakiau, čia Azija muziejus. Supratau. Darom gražių kadrų su didžiąja kamera. Truputį kankinuosi, bet nieko. Šiauriai daug žmonių, mes dar net ne pagrindiniai gatvėje, ne? Bet visur pilna. Tai kokias kainos, vat pasižiūrėk, kokias kainos. Visai nieko. Miestas žiauriai bizekė. Kas šiandien per dieną yra? Trečiadienis. Vidury savaitės, bet žmonių. Baigėsi mūsų rojus, išlindo saulė. Ir dabar kepam kaip gyvuliai. Viską apėjom. Apžiūrėjom vietinį gyvenimą. Tai, ką norėjau pasakyti apie salary, algą. Tai kiek čia yra? 8 kažkiek. 8,80 per mėnesį, tai įsivaizduojat? Nu čia paprastos pardavėjas, tai taip ir yra. YouTuberis su griozdu. Matau nuo galvos, kad tave matyčiau. Tai va, aš filmuoju ją, ji filmuoja mane. Kaip vietinė kola? Kaip ir paprasta kola. Nu, tokia. Įdomi. Čia pradėjo mūsų kelionė. Čia ir grįžom, ratą padarėm. Valtus tas išnyšlyko. Karočią, vairuotojas, tai labai geras. Važiuoja labai greit. Aš jau skaitau. Kaip tu? Ten pau. Super. Džiaugiamės pizzom. Prieš išvažiuojam, dar eisim kitur pavalgyti. Dabar apie 2 valandas. Pizzas neblogas. 15 eurų ir nem. Kaip tau pizza čia? Man tai skanu, daug visko prideda ir skanu. Ir greitai. Nu, net muzika išjungia, kad tu pakalbėtum. Man tai kokie geri. Nu, ačiū, galite jums. Dabar jau laukiam, dar liko iki skrydžio 4 valandas. Bet čia dieną visai linksmai paleidom, aš geriau jaučiuosi kaip mano meilė. Dabar blaivas. Nu, nieko, iki skrydžio įsilaivys. Dar šypsenų yra, dar girdi. Gal ukmerkė.
O čia va visi prie baseino leidžia laiką iš tikrųjų. Daugiau taip, mažiau. 5 valandas 15 minučių, ne taip blogai. Einam pavalgyti ir viskas, jau įskrendam, galima sakyti. Kur pradėjom savo kelionę, ten ir užbaigsim. Tradiciškai. Tai mūsų atostogos prasidėjo. Labai gaila, bet čia ir baigėsi. Užsisakiau tą patį patiekalą, nežinau, man tada labai patiko. Tai negadinsiu savo nuotaikos, kaip sakant, kad kokį nors ne tą. Nu ką veiki? Nu gražuolį. Oi, kaip bijo manęs. Įsigando tokias dėžutės. Na va, paliekam Korfu. Viskas. Važiuojam. Išvažiuojam. Tikėkime, skėtį prasivešim. Na va, mus ką tik paleido. Viskas. Paliekam Graikiją, išvažiuojam. Įskrendam į United Kingdom. Šilta kaip velnės, gali čia va visi su... Nežinau, kaip čia megztinių prisirengė. Karšta. Bet labai karšta. Mes einam į galą. Bye bye Graikija. Bye bye. Jau šitą pusę.